Sveiki, mano vardas yra Peter Anthony. 1980 metais aš išgyvenau priešmirtinę patirtį. Iki šiol prisimenu greitosios pagalbos švyturėlius, kai mane atvežė į ligoninę. Medikai buvo labai sunerimę ir visi labai skubėjo. Dar tada 1980-aisiais buvo didžiulė AIDS baimė. Ir kai mane pamatė medikai, iš pradžių jie nenorėjo mane priimti, bijodami, kad aš apkrėsiu kitus pacientus. Visgi vėliau mane paguldė į ligoninę tyrimams. Medikai mane tyrė, nežinodami, jog sergu tuberkulioze bei Krono liga. Ir dar prie viso to man dar ir trūko apendicitas. Taigi visame kūne jaučiau stiprų skausmą. Gulėjau palatoje, kol prie manęs priėjo medicinos seselė vardu Sullivan, kuri ir buvo mano išgelbėtoja. Ji pamatė, kad aš kraujuoju, kad kosėju krauju, ir ji iš pradžių taip pat pamanė, jog aš sergu AIDS, bet jos paprašiau, kad mane ištirtų nuodugniai, nes aš tikrai nesergu AIDS. Ir tada ji perkėlė mane į kitą reanimacijos palatą. Kai mane perkėlė, atsimenu, jog palatoje kilo sumišimas ir tai medicinos seseliai pasakė: "Ką tu padarėjai? Tu juk dabar visus gali apkrėsti AIDS virusu. Tai yra neleistina." Tačiau ji nenusileido, ji buvo labai ryžtingai nusiteikusi ir pasakė, kad mes būtinai turime pasirūpinti šiuo pacientu. Ji mane perrengė ir aplinkui viską dezinfekavo, nes tuo metu žmonės nežinojo, kad AIDS virusas nėra perduodamas oro lašeliniu būdu. Jaučiau stiprius skausmus ir tuo metu aš pamažu pradėjau prarasti sąmonę. Mane nuvežė į operacinę, kurioje man buvo labai šalta, ir kai mane paguldė ant operacinio stalo, aš tiesiog išsijungiau. Vėliau pajutau, jog žiūriu į visą operacinę iš viršaus. Mačiau savo kūną bei operacijai besiruošiančius medikus. Mačiau viską aplinkui labai detaliai. Staiga pajutau, jog kažkas mane traukia ir šalia atsirado besisukantis tunelis. Aš pradėjau matyti mirusius žmones, su kuriais buvau susidūręs bei pažinojau šiame gyvenime. Aš mačiau savo mirusią sesę, mirusius giminaičius, buvusius kaimynus ir buvo toks įspūdis, jog jie manęs laukė ir jie mane sveikino. Aš supratau, kad jie ragino mane viską paleisti ir žengti tuneliu toliau. Jie mane kvietė grįžti į namus. Aš nieko neanalizavau ir manyje buvo vienintelis jausmas, jog reikia viską priimti, nes tai yra visiškai natūralu ir aš su dėkingumu susitaikiau su situacija. Aš įžengiau į tunelį ir aplink save pastebėjau daugybę įvairių matematinių formulių, įvairūs skaičiai, kvantų mechanika, ir tie skaičiai bei formulės susijungė su garsais bei spalvomis aplink mane, tačiau tuos garsus bei spalvas aš negaliu aprašyti, nes gyvenime nebuvau nieko panašaus nei matęs, nei patyręs. Buvo labai įdomu, kad ir spalvos, ir garsai, ir matematika susijungė į vieną. Ir visa tai man atrodė viskas labai natūralu, o mano intelektas išsiplėtė beribiai. Buvo toks įspūdis, jog į mane įsiliejo visa išmintis, jog man atėjo visos žinios. Tačiau tai nebuvo vien tik žinios, kartu atėjo ir visiškas suvokimas. Taigi, skriedamas tuneliu bei gaudamas visas žinias, aš pagaliau pradėjau suprasti viską, kas nutinka mums šioje planetoje, nuo mūsų gimimo iki mirties. Kiekviena mūsų gyvenimo akimirka yra užfiksuojama.
Ir kiekviena mūsų gyvenimo akimirka yra svarbi. Viskas, ką mes darome, yra labai svarbu. Judėdamas tuo tuneliu aš suvokiau, kad nėra jokio teisimo, nėra nei juodo, nei balto. Nėra nei krikščionių, nei musulmonų. Nėra nei heteroseksualių žmonių, nei homoseksualių. Yra tik dvasinė energija susidedanti iš besąlygiškos meilės bei gerumo. Mane užpildė neįtikėtinos ramybės jausmas ir tas meilės bei ramybės derinys yra svarbiausias. Nebuvo jokių svarstymų, nereikėjo samprotauti logiškai bei analizuoti, kodėlgi aš atsidūriau tame tunelyje. Viskas buvo natūralu bei suprantama. Tunelio gale aš atsidūriau priešais kažkokį medį ir ten prasidėjo mano gyvenimo peržiūra. Pamačiau, kad kiekviena mano gyvenimo akimirka buvo užfiksuota. Aš pamačiau savo gimimą, kaip pradėjau vaikščioti, kaip pradėjau lankyti mokyklą. Viskas buvo pavaizduota matematinės matricos pavidalu ir į ją žiūrėdamas aš suvokiau visą savo gyvenimą bei pamačiau visus poelgius, kuriuos nereikėjo daryti. Ir peržiūrint mano gyvenimą nebuvo jokio teisimo, jokios nuomonės, buvo tik viena mintis, kad būtų galima pasielgti geriau arba kitaip. Visus gyvenimo įvykius mačiau iš šono. Kartą, kai aš išpakavau kramtomą gumą ir išmečiau įpakavimą pro langą į upę, pamačiau, kaip tas išmestas įpakavimas upės tėkmėje prisidėjo prie kitų šiukšlių gamtoje. Ir pamačiau, kaip visos šiukšlės upėje susirenka į didžiulę krūvą ir po to toji krūva plaukia į vandenyną. Aš pamačiau, kaip tas mano mažas poelgis paveikė didžiulę sistemą, galima sakyti, paveikė visą gyvenimą Žemėje. Supratau, kad kiekviena mūsų gyvenimo akimirka, nors mes ir galvojame, kad mūsų niekas nemato ir niekas apie tai nesužinos, kiekviena mūsų gyvenimo akimirka išlieka. Ir per savo gyvenimo peržiūrą aš pamačiau momentus, kuriais aš nebuvau patenkintas. Pergyvendamas visą savo gyvenimą iš naujo, pastebėjau, jog mano sąmonė po truputį išsivalo nuo žmogiškosios perspektyvos. Ir žiūrėdamas į savo gyvenimą aš viską priėmiau ir atsimenu, man nereikėjo nieko sau atleisti. Buvo taip, jog žinai, Pite, tai yra tavo gyvenimas, čia yra tavo atsakomybė, tu turi šitą priimti ir daugiau taip nesielgti. Mano mintys buvo labai aiškios bei ryškios. Buvo toks įspūdis, jog mano mintis kažkas man būtų sakęs per ausines. Per mano gyvenimo peržiūrą šalia manęs buvo kažkokia būtybė. Aš nežinau, kas tai buvo, tačiau tai buvo prašviesėjusi asmenybė, kuri buvo daug tobulesnė ir žymiai pažengusi negu bet kas Žemėje. Iš tos būtybės sklido šviesa ir kartu su ja žiūrėjome į mano gyvenimą. Ir toji patirtis buvo pripildyta meilės bei suvokimo. Kai pasibaigė mano gyvenimo peržiūra, aš atsidūriau erdvėje su daugybė galaktikų. Priešais save mačiau stiprų auksinės spalvos šviesulį ir tuo momentu aš supratau, kad visi mes esame niekuo geresni negu akmuo, ar katė, ar šuo, ar delfinas. Mes nesame daugiau geresni negu žolė ar upė. Mes visi esame susijungę kaip vienas. Štai koks suvokimas atėjo į mano sąmonę. Aš supratau, kad mes patiriame gyvenimą po gyvenimo, gyvenimą po gyvenimo. Žmonės neretai sako, kad yra kažkokia karma,
ir kitas gyvenimas yra tarsi bausmė už tai, ką padarei praeitame gyvenime. Tačiau visa tai nėra tiesa. Mes tiesiog ateiname į gyvenimą padaryti tuos dalykus, kuriuos esame suplanavę, ir gyvenimai bus arba kartosis tol, kol nepasieksime savo tikslo. Tuo metu aš priartėjau prie žemės ir galėjau ją matyti visą iš karto kaip vieną. Mačiau karus tarp tautų, mačiau žmonių godumą ir žmonės besielgiančius netinkamai. Aš mačiau šalių vadovus priimančius sprendimus, kurie iš esmės sunaikindavo ir žmoniją, ir žemę. Aš aiškiai pamačiau, jog visi tie sprendimai buvo padaryti dėl pelno ir man pasidarė labai nejauku. Puikiai supratau, kad visi tie sprendimai nėra grindžiami meile. Tačiau tie žmonės, kurie išgyveno priešmirtinę patirtį, žino, kad visa esmė yra meilėje. Kaip tu pasireiškei gyvenime, kam ir kaip tu padėjai, ar paaukojai kažkam pinigų, ar padėjai senyvam žmogui, ar tau rūpi tavo artimas. Kiekviena akimirka tavo gyvenime yra labai svarbi ir toje akimirkoje, kurioje dabar esi, gali padaryti labai svarbų sprendimą. Aš taip pat pamačiau savo paties ateitį ir tada išgirdau balsą. Tu dabar viską matai ir viską suvoki, ar tu nori grįžti atgal į žemę? Ir aš atsimenu, jog pasakiau taip. Mano grįžimas buvo tarsi aš krisčiau iš tolimos galaktikos ir didžiuliu greičiu atsitrenkiau tiesiai į savo fizinį kūną. Ir viso to proceso greitis buvo neįtikėtinas. Atsidūręs savo kūne vėl pajutau visą skausmą bei vaistų kvapą. Atsimenu, jog man gydytojas vėliau pasakė, jog aš buvau miręs 1 minutę. Atsigavęs po operacijos, aš pradėjau pasakoti medikams apie tai, ką patyriau bei mačiau. Tačiau labai greitai supratau, kad jie nenori nieko apie tai girdėti. Atsimenu, jie į mane žiūrėjo, tarsi aš būčiau iš cirko, lyg tai būčiau išprotėjęs. Netgi girdėjau, kaip gydytojai diskutuodami apie mane pasakė: "Oi, šitas vaikinas tikrai išprotėjęs." Visa tai buvo tiesiog nepakeliama ir tai tapo pagrindinė kova mano gyvenime. Ligoninėje praleidau apie mėnesį ir atsimenu, jog po mano šių pasakojimų žmonės nustojo su manimi bendrauti, bei medikai pradėjo ignoruoti mane. Man pradėjo leisti raminančius vaistus ir dėl tų vaistų man buvo negera. Kūnas reagavo neigiamai bei buvo daug šalutinių poveikių. Aš negalėjau aiškiai matyti, negalėjau vaikščioti. Tai buvo siaubingas laikotarpis mano gyvenime. Taigi, iš vienos pusės tai buvo blogiausias įvykis mano gyvenime, bet iš kitos pusės geriausias įvykis gyvenime. Viskas, ką mačiau anapus, pasiliko manyje. Mano šeima taip ir nesugebėjo manęs priimti. Ir iki šiol aš nebendrauju su savo artimaisiais dėl išgyventos priešmirtinės patirties. Su manimi bendrauti nustojo taip pat ir daugybė mano draugų. Po ligoninės aš svėriau apie 50 kg, o 1980-aisiais visi buvo išsigandę dėl AIDS ir žmonės tikrai galvojo, jog geriau su manimi nebendrauti, manydami, jog aš sergu šią ligą ir manydami, jog esu psichiškai nesveikas. Taip prasidėjo tamsus laikotarpis mano gyvenime. Aš likau vienas. Tuo metu aš pradėjau labai daug skaityti. Mano gyvenimas buvo sunkus, bet kartą prie manęs priėjo moteris ir netikėtai man kažkodėl pasakė: "Tu juk buvai miręs." Aš jai pasakiau: "Taip,
Tikrai taip. Ir pradėjau jai pasakoti apie savo išgyventą priešmirtinę patirtį, o ji papasakojo, jog ji taip pat išgyveno priešmirtinę patirtį operacijos metu. Taigi tas netikėtas susitikimas tarsi apvertė mano gyvenimą. Pagaliau aš buvau nebe vienas. Ir aš supratau, kad ir kiti žmonės turėjo panašią patirtį kaip ir aš. Taigi galiu pasakyti, jog pats siaubingiausias košmaras mano gyvenime buvo tuo pačiu ir pats džiaugsmingiausias mano gyvenimo momentas. Po savo išgyventos priešmirtinės patirties aš stengiuosi žmonėms būti labai geru. Aš gerai žinau, jog daug žmonių netiki išgyventos priešmirtinės patirties pasakojimais ir daug žmonių kritikavo bei menkino mane už tai, kad jiems bandžiau visą tai paaiškinti.